Sveikinu visus, kurie žiūrite šį YouTube kanalo rubrikos Laima Andrikienė Europos pinigai siužetą. Šios dienos tema yra apie svarbiausiai metinį Europos audito rūmų darbą, apie spalio 9 dieną mūsų paskelbtas ataskaitas, kuriuose pateikiami 2024 metų ES biudžeto ir ES plėtros fondų audito rezultatai. Kiekvienais metais auditoriai tikrina ES pajamas ir išlaidas, siekdami nustatyti, ar metinės ataskaitos yra patikimos ir ar pajamų bei išlaidų operacijos atitinka taisykles. Esu šios metinės ataskaitos bendraautorė. Buvau atsakinga už vieną jos skyrių, kuris vadinasi Kaimyninės šalys ir pasaulis, o tai yra 8,1% arba 15,4 milijardo eurų ES biudžeto išlaidų. Labai trumpai apie pajamas ir išlaidas. 2024 metais visos ES biudžeto pajamos sudarė 250,6 milijardo eurų, o išlaidos 191,1 milijardą eurų, neskaitant RRF išlaidų, kurios sudarė 59,9 milijardus eurų. Paveikslėlyje matote, kaip atrodo išlaidos pagal išlaidų kategorijas. Atkreipkite dėmesį, kad geriausiai finansuojamos buvo ES žemės ūkio ir aplinkos bei sanglaudos politikos. Joms atitinkamai teko 33,8% ir 32,1% ES biudžeto išlaidų. Tuo tarpu saugumui ir gynybai teko tik 1,1% biudžeto išlaidų, ne ką daugiau migracijai ir sienų valdymui 1,8%. Svarbiausios Europos audito rūmų išvados dėl 2024 metų ES biudžeto vykdymo yra 3. Pirma. 6 metus iš eilės nuomonė arba išvada dėl ES biudžeto išlaidų yra neigiama, o klaidų lygis siekia 3,6%. Antra. Didėjanti skolos našta kelia riziką būsimiems ES biudžetams. Ir trečia. ES lėšų įsisavinimo lygis vis dar žemas. Apie klaidas. Tarp tipinių klaidų yra mokėjimai reikalavimų neatitinkantiems paramos gavėjams ar projektams, arba mokėjimai perkant paslaugas ar prekes, arba investuojant, nesilaikant viešųjų pirkimų taisyklių. Mes pabrėžiame, kad reikšmingą klaidų lygį daugiausia lėmė sanglaudos išlaidų srityje nustatytos klaidos, kurios siekia 5,7%, o 2023 metais, priminsiu, 9,3%. Viena iš priežasčių nacionalinėms administracijoms tenkantis spaudimas, kai stinga laiko išleisti pinigus iš panašius tikslus turinčių ES fondų. Dėl to joms sunku užtikrinti tinkamą sanglaudos projektų finansavimą. Mūsų auditas atskleidė, kad 2024 metais, nors klaidų lygis išlaidose mažėja, jis vis dar kelia susirūpinimą. 2024 metų biudžeto išlaidose įvertintas klaidų lygis siekia 3,6%, kai praėjusiais metais buvo 5,6%. Ar šis klaidų lygis yra reikšmingas? Taip, nes ir Europos audito rūmai, ir Europos komisija taiko tą pačią ribą klaidų reikšmingumui nustatyti, ir tai yra 2%. Ką šis klaidų lygis reiškia? Tai reiškia, kad iš 100 eurų ES biudžeto lėšų daugiau nei 3 eurai buvo panaudoti pažeidžiant taisykles. Susidaro 6 milijardų eurų suma, kuri neturėjo būti išmokėta iš ES biudžeto, nes mūsų nuomonė ji buvo panaudota nesilaikant ES ar konkrečių nacionalinių taisyklių, pažeidžiant jas. Dar viena problema, kuri minima metinėje ataskaitoje ir kurios negaliu nepaminėti, tai didėjanti ES skola ir jos sukeliamos problemos. Didėjantys palūkanų mokėjimai kelia riziką būsimiems ES biudžetams. Iki 2027 metų negrąžintos pasiskolintos lėšos gali perkopti 900 milijardų eurų ribą, tai 10 kartų daugiau nei prieš pandemiją.
Sumokėtos palūkanos už pasiskolintas lėšas ekonomikos gaivinimo priemonėms įgyvendinti, kaip rodo prognozės, iki 2034 metų gali viršyti 100 milijardų eurų. Tokia tendencija kelia rimtą grėsmę būsimų biudžetų tvarumui ir reikalauja atsakingo planavimo. Auditoriai ragina rimtai apsvarstyti, kaip užtikrinti pakankamus išteklius ES programoms ir stiprinti garantijas, kad nepakliūtume į skolų spąstus. Turime galvoti apie ilgalaikį tvarumą, o ne trumpalaikį palengvinimą, kai didžioji dalis grąžintinų sumų atidedamos busimoms kartoms. Na ir pabaigai apie Lietuvą. Tai yra, kaip 2024 metais atrodė Lietuva, kokios buvo mūsų valstybės įmokos į ES biudžetą ir išmokos iš jo. Taigi, neskaitant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų, visiems gerai žinomos RRF trumpinių, 2024 metais Lietuva iš ES biudžeto gavo 1,83 milijardus eurų. Ir tai sudarė apie 10% Lietuvos valstybės biudžeto. O Lietuvos įmokos į ES biudžetą sudarė 595,1 milijono eurų. Išvada: Lietuva gavo 3 kartus daugiau nei įmokėjo. Įskaičiavus iš RRF gautas lėšas dar 142,2 milijonus eurų. Šis santykis tampa dar palankesnis. Išmokos iš ES biudžeto viršijo Lietuvos įmokas 3,3 karto. Lietuva atsilieka įsisavinti RRF lėšas. Kaip matote iš grafiko, iki 2024 metų pabaigos Lietuva gavo tik 46% numatytų dotacijų, arba 1,1 milijardo eurų iš 2,3. Primenu, kad visos numatytos reformos ir investicijos privalo būti įvykdytos iki 2026 metų rugpjūčio pabaigos. Taigi, išlieka didelė rizika, kad dalis RRF lėšų liks nepanaudotos. Dar daugiau, jei būtų koreguojamos jau įvykdytos reformos, už kurias ES lėšos jau gautos, tai yra įvyktų tarpinių reikšmių, turiu pavyzdžiui galvoje vykdomą mokesčių reformą atšaukimas, reikėtų dalį jau gautų lėšų grąžinti. Kalbant apie sanglaudos fondų lėšas, 2021-2027 metų laikotarpiu ES biudžeto lėšų įsisavinimas Lietuvoje taip pat neblizga, nors situacija daugumoje ES valstybių narių nėra gera. Kaip matote grafike, Lietuva per 4 laikotarpio metus panaudojo tik 11,8% arba 800 milijonų iš 6 milijardų eurų Lietuvai numatytų sanglaudos fondų lėšų. Kokios šio vėlavimo priežastys? Viena iš priežasčių - tai vėlai priimti ES teisės aktai ir programiniai dokumentai laikotarpio pradžioje. Bet dar svarbiau - spaudimas nacionalinėms institucijoms išleisti pinigus iš konkuruojančių ES fondų, tokių kaip RRF priemonė, kuri gali finansuoti panašius projektus. Kita vertus, iš RRF priemonės finansuojamiems projektams kofinansavimo nereikia. Finansuojama 100%, o iš sanglaudos fondų finansuojamiems reikia, todėl patrauklesni tampa pirmieji. Tiek informacijos šiandien. Dėkui žiūrėjusiems. Parašykite man, jei norėtumėte gauti daugiau informacijos. Tiesa, daugiau informacijos galite rasti ir Europos audito rūmų tinklapyje. Iki pasimatymo.